tiesioginės transliacijos metu. Dainius Šalenga 3 taškais didina savo komandos persvarą iki 13. Čia Žalgiris, nelaukdamas didžiosios pertraukos, taip pat stengiasi ir sėkmingai stengiasi atitrūkti nuo varžovų. Antonijo Grantas dar prašo ir pražangos varžovai, tačiau svarbiausia Šiauliams, jog jo metimas taiklus. Tačiau ir toliau Žalgiris apčiuopė tas silpnasias vietas Šiaulių komandos baudos aikštelėje ir matydamas, jog reikia permainų, Robertas Giedraitis ruošiasi jau keitimui, nes jeigu Žalgiris leido Šiauliams siautėti savo baudos aikštelėje per pirmojo kėlinio pirmasias minutės, tai dabar matome tokį patį vaizdą jau po Šiaulių krepšių, o savo gynybą Žalgiris iš principo jau susitvarkė. Marko Popovičius. Netaiklus šį kartą jo metimas iš toli. Šiau Žalgiris šiame kėlinyje yra įgijęs jau 13 taškų pranašumą. 39-26. Donatas Zavackas. Ir pražanga Mantui Kalniečiui. Išmušti kamuolį jis išmušė, tačiau ekipos sudėtis Popovičius, Markota, Kalnietis, Jurakas ir Šalenga. 9-2. Šį kėlinį laimė Kauno Žalgirio komanda. Galima sakyti, tęsdama rungtynės tuo pačiu ritmu, kokiu ir baigė pirmąją rungtynių atkarpą. Virginijus Praškevičius, vienas klaidinantis judesys, antras ir žingsniai. Suklaidinti varžovus pavyko, tačiau neleistinais taisyklių būdais. Armantas Kalnietis. Marko Popovičius. Alas link krepšio užtvertas. 8 sekundės atakai. Popovičius. Antrus reidas į baudos aikštelę. 2 taškai ir pražanga. Ir taiklus Popovičiaus baudos metimas 42-26. Žaidus kiek daugiau nei 4 minutės. Šiek tiek leidęs pasijusti lygiaverčiais priešininkais per pirmasias 8 rungtynių minutės. Žalgiris dabar, atrodo, yra nusiteikęs sudėlioti visus taškus ant I dar iki didžiosios pertraukos. Jeigu tik tai Šiauliams, aišku, nepavyks priversti varžovo žaisti pagal savo taisyklės. Antonijo Grantas ir jį gaudo Damiras Markota. Matydamas, jog varžovas greitesnis, imasi neleistinų veiksmų Žalgirio komandos legionierius. Ir po šios pražangos sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Poilsis jam, vėl grįžta į aikštę Paulius Jankūnas. Žalgiris ir šiame kėlinyje sparčiau už savo priešininkų susirenka 4 pražangas. Marko Popovičius vagia kamuolį iš varžovų. Mantas Kalnietis prašo dar vienos užtvaros ir prasižengia. Šalenga. Marko Popovičius, jo metimas netaiklus, Saulius Kuzminskas atkovoja kamuolį. 5. atkovotas Kuzminsko kamuolys šios dienos rungtynėse. Plius dar 11 jo taškų, taigi neblogas mačas atrodo Šiaulių komandos vidurio puolėjai. Bėda ta, kad kol kas bent jau puldami nelabai išsiskiria kiti jo komandos draugai. Voronas Jurakas. Ir 2 taškai su pražanga. Nors rungtynėse prasižengia labai retai, tai tik tai 5 apskritai pražanga Šiaulių klubui, tačiau iš tų 5, jeigu neklystu, 3 tikrai, o galbūt ir 4 buvo varžovams pelnant 2 taškus, nepaisant pražangos ir dar stojant mesti baudos metimų. Aidas Pauliukėnas. 3 taškai ir tarsi bandymas suteikti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis komandos draugams. Tas Kalnietis prasižengia.
Timdamas nuo Tomo Rinkevičiaus. 5 minutės ir 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Ir Pauliukėno metimas leidžia Šiauliams šiek tiek sumažinti skirtumą, tačiau Žalgiris ir toliau pirmauja solidžią persvarą 45-29. Dabar pabandė savo rankos taiklumą ir Tomas Rinkevičius. Metimas netaiklus. Lygiai 5 minutės iki kėlinio pabaigos, iki didžiosios pertraukos. Alytuje baigiantis trečiajam kėliniui, ten lieka žaisti komandams tame kėlinyje 2 minutės ir 17 sekundžių. Ten jau atrodo taip pat abejonių dėl nugalėtojo nebelieka. 76-56 pirmauja Vilniaus Lietuvos Rytas, žingsniuodamas link antrosios pergalės, kuri užbaigs tą pusfinalio seriją. Saulius Kuzminskas. Sakykime, ne itin rimtų traumų Antonijo Grantas, tačiau tokie nedideli sužeidimai išmušė matyti ir iš sportinės formos, ir iš treniruočių ritmo Antonijo Grantą. Krepšininkas, kuris pirmuosius 2-3 sezono mėnesius dažnai traukdavo Šiaulių komandą, pastaruoju metu vis dažniau lieka komandos draugų šešėlyje. Šiaulių komandos krepšininkas pelnęs vos ne pusę visų savo komandos taškų iki šio momento. Galėjo sumažinti skirtumą, betimas netaiklus, tačiau Tomas Rinkevičius nusipelno savo komandos gerbėjų aplodismentų, laimėdamas. Tai nedidelis žaidėjas, tačiau Saulius Kuzminskas. Ne visada viską nusprendžia centimetrai arba ilgos rankos. Saulius Kuzminskas, 15-asis jo taškas, 5 pradeda savo ataką. Šiauliams pavyko sumažinti skirtumą iki 12 taškų. Tuomet, kai atrodė Žalgiris jau pasiruošęs galutinai atitrūkti. Marko Popovičius. Labai toli, metimas netaiklus. Aurimas Kieža atkovojo. Ir 2 Pauliaus Jankūno taškai. Pirmieji beje šiam žalgiriečiui rungtynėse. Pražanga Dainiui Šalingai. Antroji asmeninė. Ir vėl Vaidas Pauliukėnas stoja. Šiaulių krepšininkas vėl stoja prie baudų metimo linijos. Šiandien kol kas Šiauliai gerokai dažniau meta baudas. 8 metimai jau buvo padaryti. Žalgiris kol kas prie baudų metimo linijos stojo vos porą kartų. 2 baudas metė Goranas Jurakas ir 1 Marko Popovičius. 3,5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir vėl 12 taškų skirtumas. Dainis Šalinga. Mantas Ruikis. Šalinga įveikia 1 varžovą, 2 ir 2 taškai su pražanga. Dainis Minskas. Dainis Šalinga. 3 minutės iki kėlinio pabaigos, 50-35. 15 taškų skirtumą dabar turi Žalgiris. Mantas Ruikis tą skirtumą mažina 2 taškių. Netgi taip, vis tik atrodo, kad net